Ir vėl 4 ryto ir vėl stovim ir vėl judam ir vėl važiuojam. Iškartas į Girį ir Dambulą. Labai toli. Ir labai aukštai. Pirmas mūsų sustojimas šiandien Dambulo šventykla. Daugiau nei 2000 metų, 5 olos kalne. Viena pagrindinių budistinių vietų Šri Lankoje. Šitoje vietoje kažkada slėpėsi tremties metu Šri Lankų karalius, o sugrįžęs įkūrė šventyklą. Gal keli šimtai laiptelių, dar kol kas nekaršta, tai nėra labai sunku lipti. No, how many steps? 350. Ah. Ne taip ir sunku čia pasiekti viršūnę. Šiek tiek šilta, bet pakankamai viskas sklandžiai. Oi, Kiki. No es que listo. Dice Melba.
Твою там. Все, мы не могу. Sigirijaus uola viena pagrindinių Šri Lankos istorinių vietų, siejama su karalium, kurio vardo neprisimenu, bet jis nužudė savo tėvą ir užgrobė karaliaus sostą, bijodamas savo brolio, kuris buvo teisėtas sosto paveldėtojas, perkelė sostinę į Sigiriją. Buvo labai stipriai apsaugota vieta, ratu ėjo kanalas su klampiuoju smėliu, per kurį joks priešas negalėjo eiti. Jei kažkam ir pavykdavo pereiti pirmą apsaugos zoną su klampiuoju smėliu, tai sekantį laukdavo 6 metrų tvora su kanalu, kuriame buvo pilna krokodilų. Tai patekimas buvo praktiškai neįmanomas. Šiame baseine kažkada maudydavosi viso labo 500 karaliaus merginų, kurias jisai nuo krašto stebėdavo sėdėdama savo soste. My world has been falling, days upside down. Sky is a new shade of black. I breathe in the fire, exhale the dark. Somehow it always creeps back. Feeling my heart through heaven of fly. Seeing the light burning out through my house. Proud last mile, shine in the rain. I'll stand again. O pati uola viso labo 200 metrų. Atrodo tokia aukšta, o toks nedidelis skaičius. 1200 laiptelių ir apie 30 laipsnių karščio. Turėtų būti įdomu. Kopti. Vis tik nuo čia prasideda 200 metrų, nuo pačios iki viršūnės vis tik 350 nuo sodų ir parko. Čia prasideda pati uola. Žiūrint iš apačios, tai tikrai taip nejuokingai aukštai atrodo. Net meta atgal šiek tiek tas kalnas atrodo. Ko gero pasiekėm pusiaukelę. Atrodo toks aukštas. Beždžionė jau taikėsi kažką pavogt, bet atbėgo šitas apsauginis ir sutvarkė greitai reikalą. Tokia lipa. Fine. Ir įveikėm. Galvojau, bus gerokai sunkiau, bet
pakankamai normaliai. Oru visai pasisekė, nėra jau tai baisiai karšta, viršūniai šiek tiek pučia vėjas, saulė kartais palenda po debesiu ir nėra labai baisios grūdalinės. Žmonių skaičius visai normalus. Ten tolumoje matosi ta kita uola, kur galima užkopti ir stebėti Sigirijos uolą. Kiek žinau, užlipimas yra paprastu takeliu. Kainuoja vos 3 eurus, jei neklystu. Ir daugelio rekomenduojama vieta. Vaizdai beveik tie patys. Aišku, nepamatai šitų istorinių vietų, bet kraštovaizdis tas pats. Ir daug mažiau žmonių. Bet šį kartą mes čia, Sigirijos uoloj. Vieta, iš kurios pakilom, iš viršaus atrodo taip. Taip vyko molio gabenimas iš apačios į viršų, iš kurio gamindavo plytas. They are wet, huh? Okay. 2 steps, yes? Yeah. Other is the top.好，够吗？好，谢谢。那你你不用上来了，我等一下下去那个位置。好，下去你不用动，我下去下面就行。好。OK。Ir nusileidom. Nebuvo taip vis tik baisu, kaip galvojau. Vienu metu galvojom, kad jau patį Dievą pralenkėm, nes tas po 6 dienų intensyvios veiklos jau gulėsi poilsio. Mes 9 varėm ir sakėm, galbūt dar 10 nesustosim. Bet vis tik organizmas parodė, kad reikia dienos poilsio. Šiandien 10 diena mūsų čia ir 1 diena, kai niekur nevykstam. Bet negi aš ramiai pagulėsiu, kai žiūriu, chebra ant bangų su banglente plaukioja. Sinuomosiu tą mažytę po pilvu. Pabandysiu, koks jausmas plūduriuot tarp vandenino bangų. O iš tikrųjų tos bangos netokios ir baisios, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.
per beveik valandą plaukiojimo vos 2 sutikau, kurios išvertė iš kojų, o viena panardino po vandeniu. Taip kad pagauti bangą lūžimo metu, kada atsiskleidžia visa jo stiprybė, labai sudėtinga, reikia labai pralaukti ir pagauti. Gaila, kad nepavyko į vandenį pasimti kameros, nes kelionės į Kolombą metu traukinį šiek tiek tėkštelėjau kamerą į žemę ir suskilo stikliukas ekrano. Tai imti vandenį jau šiek tiek nesaugu. Ir tu dabar pabėgai? Dar į atostogų pabaigą negaliu susilaikyti ir nenusipirkti, kaip vietiniai nešioja sijonus, vadinamus sarama. Visi žvengia aplinkui, bet man reikia. Pasistatėm va tuktuką po žeminiam parkinge, atvykom čia į tokį vietinį turgelį. Gal pavyks rasti. Labai norėčiau juodo, ilgo ir su baltais drambliais. Well, I came a long way to be here today, and I left you so long on this avenue. And here I stand in the strangest land, not knowing what to say or do. Įsigijau va sijonėlį. Kažkaip tai vietiniai pardavėjai labai jau krizeno, kai rinkausi ir matavausi. Tai nesupratau kodėl. Aš tik keista, kad vyras sijoną perka, kur visi vietiniai tokį nešioja. Pakeliui dar stabtelėjom į vietinį žuvies turgų, kur gausu šviežios žuvies, doroja didelį ką tik pagautą tūną. Kilogramas kainuoja 1000 rupijų. Po truputį judam atlikti savo seną mažą tradiciją, atsisveikinant su vieta, su jūra, šiuo atveju vandenynu, įmesti vieną kitą kapeiką kaip sugrįžimo simbolį, tikintis čia sugrįžti dar kažkada ateityje. Of a town where people never speak aloud, with its ivory towers and its plastic flowers. I wish I was back in 1981, just to see your face instead of this place. Now I